vardas Rūta ir šiandieną paruošiau jums valandos trukmės laiko atpalaiduojančią jogos praktiką skirtą lankstumui gerinti. Tai bus lėto tempo praktika, tad kviečiu patogiai įstaisyti, jeigu vėsu, galbūt šilčiau apsirengti, užsidėti megztinį, kojines, pasimti pleduką. Taip pat galite pasimti pagalvėlių arba jogos kaladėlių, jeigu turite, kad tiesiog praktikos metu padėtų jums patogiau įstaisyti tam tikras pozas. Jeigu neturit, irgi ne problema, išsiversime, tai tiesiog patogiai įsitaisykit ir susitinkam ant kilimėlio. Gerai, tai pradėsime šį užsiėmimą įsitaisę ant nugaros. Tai patogiai atsigulkite. Iš čia pėdas suvedam kartu, atremiam vieną į kitą, leidžiam keliams atsiverti į šonus. Ir rankas atveriam palei krūtinę, palei šonus, taip plačiai kaip norisi. Kuo labiau rankas atversit į šonus, tuo labiau atsivers ir krūtinė, pečių juosta. Ir švelniai užsimerkite. Ir pradėsim su keliomis minutėmis ramybės. Leisti savo po truputėlį nurimti, nuraminti savo kvėpavimą, savo mintis. Galbūt atlieka čia praktiką tarp ar po dienos darbų. Tai po truputėlį leidžiam savo perfokusuoti savo dėmesį iš tos darymo, ėjimo, skubėjimo būsenos į labiau ramesnę būseną. Pastebim, kaip jaučiasi mūsų kvėpavimas, pastebim savo natūralią kvėpavimo tėkmę, kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Pastebim, kaip jaučiasi mūsų kūnai. Ar niekur nelaikome užspaudę įtampos. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiame savo vis labiau atsipalaiduoti ir nurimti. Ir pradėsime praktiką su kvėpavimo pratimu, dėžutės kvėpavimu, tai kvėpsime per 4, užlaikysime viršuje 4, iškvėpsime per 4 ir užlaikysime pačioje 4. Tai galite palikti rankas taip, kaip yra, arba jeigu norisi uždėti rankas ant pilvo, iškvepiam visą orą pilnai, tada giliai įkvepiam per 1, 2, 3, 4, sulaikom kvėpavimą viršuje, 4, 3, 2, 1, po truputėlį iškvepiam, 1, 2, 3, 4, sulaikom apačioje, 4, 3, 2, 1, giliai įkvepiam, pilvas įsipučia, krūtinė, sulaikom viršuje, 4, 3, 2, 1, po truputėlį iškvepiam. Sulaikom apačioje, 4, 3, 2, 1, giliai įkvepiam į pilvą, į krūtinę. Sulaikom viršuj. Iš lėto iškvepiam. Sulaikom apačioj, įkvepiam, sulaikom, iškvepiam, sulaikom, įkvepiam, sulaikom, iškvepiam,
Sulaikom. Dar 2 kartus įkvepiam, pilvas įsipučia, krūtinė. Sulaikom viršuje. Iškvepiam. Sulaikom apačioje. Įkvepiam, paskutinis, pilvas, krūtinė. Sulaikom. Iškvepiam. Sulaikom apačioje. Ir iškvepiam, grįžtam į neutralų savo kvėpavimą. Pastebim, kaip jaučiamės. Su kitu įkvėpimu rankos įsitęsia virš galvos, kojas ištiesinam, prasirąžom, įkvepiam. Ir iškvepiam kelius, prisitraukiam prie krūtinės, rankos ant kelių ir keletą kartų prasuksim ratus su keliais, po truputėlį apšildant klubus, išjudinant klubo sąnarį. Labai gerai, dar 2 kartus į vieną pusę ir apkeisim rotacijos kryptį. Dar 4, dar 2, paskutinis, kelius vėl prisitraukiam prie krūtinės, apsikabinam save, įkvepiam, iškvepiam, atidarom rankas plačiai ir siūsim kelius į kairę pusę, savo žvilgsnį nukreipsim pro dešinį petį. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Iškvepiam kelią į dešinę, žvilgsnis pro kairę. Įkvepiam į centrą. Iškvepiam į kitą pusę. Įkvepiam į centrą. Iškvepiam į kairę. Dešinę. Įkvepiam į centrą. Iškvepiam į kairę. Pasiliekam čia keletą įkvėpavimų. Kvėpuojam ramiai, tolygiai. Gerai, įkvepiam, vėl grįžtam į centrą, iškvepiam kelius, nuleidžiam į kitą pusę. Kvėpuojam, nepametam savo kvėpavimo. Įkvepiam, grįžtam į centrą, apsikabinam savo kelius ir keletą kartų pasvirduliuojam į priekį ir atgal, kol surandam šiek tiek inercijas ir atsisėdam. Įkvepiam, išilginam stuburą, iškvepiam, dešinioji ausis keliauja link dešinio peties. Įkvepiam, grįžtam į centrą, iškvepiam, kairioji ausis, kairysis petys. Įkvepiam, centras, iškvepiam link dešinės. Iš čia brėžiam pusę apskritimi per centrą, kairio ausis prie kairio peties. Ir vėl per centrą link dešinės. Per centrą link kairės. Judam lėtai, švelniai per centrą, grįžtam link dešinės ir pasiliekam čia. Dešinioji ranka keliauja virš galvos, virš kairiosios mūsų ausies. Kairėje ranką puspirščiais nuleidžiame ant kilimėlio arba ant grindų ir kairįjį petį stengiame švelniai leisti žemyn. Kvėpuojam. Labai gerai, dar vienas, įkvepiam. Su iškvėpimu kaklą švelniai leidžiam žemyn, bet vis dar pasiliekam dešinėje pusėje. Šiek tiek padidinam tempimą šoninėse kaklo raumenyse, kvėpuojam. Labai gerai, su kitu iškvėpimu dešinioji ranka nusileidžia ant kilimėlio, vėl švelniai su kampus apskritimi link kairiosios ausies, kairioji ranka virš dešiniosios ausies
Dešinį petį leidžiam žemyn. Kvėpuojam, nugarą išilginta, pečiai atpalaiduoti. Ir su iškvėpimu smakrą švelniai pastumėm link krūtinės. Dar vienas. Ir iškvepiam, paleidžiam, keliaujam per centrą. Ir tuomet smakrą keliam į viršų link klubų, įkvepiam. Iškvepiam, smakras prie krūtinės. Dar vieną kartą įkvepiam, keliam link klubų, pratempiam priekinius kaklo raumenis. Iškvepiam, grįžtam į centrą. Įkvepiam, rankos kyla virš galvos. Sukabinam rankų pirštus, įsitęsiam, įkvepiam. Su iškvepimu dešinę ranką nuleidžiam ant kilimėlio, kairioji ranka keliauja virš galvos ir pasvyram į šoną. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Iškvepiam, dešinioji ranka virš galvos. Įkvepiam, centras. Iškvepiam, apkeičiam pusės. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Iškvepiam, apkeičiam. Paskutinis kartas. Įkvepiam, centras. Iškvepiam, dešinioji ranka nusileidžia, kairioji virš galvos. Pasvyram į šoną. Įkvepiam. Iškvepiam, galbūt dar šiek tiek pagilinam tempimą, galbūt dešinioji alkūnė nusileidžia ant kilimėlio. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Iškvepiam, apkeičiam pusės. Dešinioji ranka virš galvos. Pratempiam savo dešinį į šoną. Įkvepiam, iškvepiam, pagilinam, jeigu norisi. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Iškvepiam, nuleidžiam rankas ir sustinkam ant visų 4 stalo pozicijoje. Rankos tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais. Su įkvepimu leisim pilvą žemyn, krūtinę kelsim į viršų. Įkvepiam. Su iškvepimu riečiamės, atsistumiam nuo kilimėlio. Įkvepiam, vėl pilvą žemyn, širdis aukštyn, žvilgsnis nukreiptas į priekį arba į viršų. Iškvepiam, atsistumiam nuo kilimėlio, suapalinam nugarą, pečius. Įkvepiam, pilvą žemyn, krūtinę atidarom. Iškvepiam, atsistumiam. Dar vieną kartą savo kvėpavimo ritmu. Ir su kitu įkvėpimu grįžtam į neutralią padėtį. Iš čia rankomis keliausim link kilimėlio priekio, taip toli, kaip mums išeina. Su iškvėpimu nuleisim krūtinę žemyn, išguldysim ją link kilimėlio. Mūsų klubai pasilieka tiesiai virš keliais. Ir stengiamės išilginti savo nugarą, ištempti stuburą ir atverti pečius. Kvėpuojam. Kakta gali likti nuleista ant kilimėlio arba galim smakrą atremti į kilimėlį ir žvilgsnį nukreipti į priekį. Kaip patogiau. Su kitu įkvėpimu, kairysis delnas pasilieka ant kilimėlio, kairioji alkūnė švelniai pakyla ir dešinioji ranka dabar keliaus pro apačią, nuleisim dešinę ausį ant kilimėlio. Labai gerai. Iš čia kairioji ranka keliaus atgal, apsivynios aplink apatinę nugarą ir su kairiuoju delnu sieksim link vidinės dešiniosios šlaunies pusės arba link savo kirkšnies. Kvėpuojam. Surandam tempimą pečių juostai. Jeigu atliekat vakare po darbo dienos, turėtų visai maloniai prasitempti pečiai. Labai gerai su iškvėpimu iš lėto. Nuleisim kairę ranką žemyn. Ir dešinioji ranka vėl grįš link centro. Dešiniuoju delnu tvirtai spaudžiamės į kilimėlį, dešinioji alkūnė pakyla,
Kairioji ranka keliaus pro apačią. Išguldom kairę ausį žemyn ir vėl dešinę ranką apsivyniojam, apsikabinam savo patinę nugarą ir siekiam link vidinės šlaunies pusės. Atveriam pečius šiek tiek labiau link lubų, pagilinam pasisukimą, kvėpuojam. Dar 2. Dar 1. Su iškvėpimu iš lėto, vėl dešinioji ranka grįš link centro, atsistumsim ir grįšim į šuniuko anahatos poziciją. Iš čia žvilgsnis keliauja link priekio ir iš lėto pernešam savo kūno svorį į priekį, nuleidžiam klubus žemyn. Pasižiūrim, kad mūsų alkūnės būtų tiesiai po pečių juosta, dilbiai paraleliai vienas kitam ir iš čia krūtinę šiek tiek stumiam į priekį, pečius atpalaiduojam žemyn ir atgal. Pėdų pirštais remiamės į kilimėlį, kvėpuojam. Jeigu noris šiek tiek daugiau, rankomis paeinam link priešingų kilimėlio kraštų ir galim kilstelti švelniai alkūnes. Dar porą kvėpavimų. Pečiai atpalaiduoti atgal ir žemyn. Atpalaiduojam žandikaulį, nelaikom užgniaužę įtampas. Ir ramiai kvėpuojam. Leidžiam savo sulėtėti, išbūti, išjausti. Su kitu iškvėpimu iš lėto nuleisim alkūnes, rankomis paeisim atgal. Alkūnė žiūri į viršų, užkabinam kojų pirštus ir iš čia švelniai atsistumim į žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Čia galim leisti savo šiek tiek prasivaikščioti, pralankstyti kelius. Rankos taip plačiai kaip pečiai, kojos klubų plotyje. Stengiamės išilginti kuo labiau nugarą. Keliai gali likti sulenkti. Ir šiek tiek su įkvėpimu pakelsim kulnus, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam kulnus link dešiniosios pusės, lenkiam kelius ir šiek tiek įsėdam. Pratempiam kairį į šoną. Vėl įkvepiam, pakylam, pakyla kulnai. Iškvepiam, įsėdam į priešingą pusę, kulnus nuleidžiam link kairės. Dar po kartą įkvepiam, kulnai pakyla. Iškvepiam, nuleidžiam link dešinės, įsėdam, pratempiam kairį šoną. Įkvepiam, grįžtam į centrą, nuleidžiam kulnus link kairės, įsėdam, pratempiam dešinį šoną. Įkvepiam, grįžtam į centrą, kulnai pakyla ir iškvepiam, leidžiam juos tiek, kiek išeina. Pečiai tolyn nuo ausų. Su kitu įkvepimu kojomis iš lėto eisime link kilimėlio priekio, link savo delnų. Įkvepiam, pakylam iki pusės, ištiesinam, išilginam nugarą, iškvepiam, leidžiame žemyn. Sulenkiam kelius, atpalaiduojam viršutinę kūno dalį, paimam už priešingų alkūnių ir leidžiam savo pasviruoti į šonus. Vieną pusę į kitą, galbūt pralankstyti kaklą. Lyg sakant taip, lyg sakant ne. Leisti pečiams, nugarai visiškai atsipalaiduoti ir švelniai prasitempti. Labai gerai iš lėto nuleidžiam rankas ant kilimėlio, dešiniosios rankos puspirščiais. Pasiremsime į kilimėlį, lenksime dešinį kelį ir po truputėlį tiesinsim kairėje koją. Įkvepiam, kairioji ranka atsidaro į viršų, žvilgsnis nukrypsta link klubų. Kvėpuojam. Dar vienas.
iškvepiam iš lėto, nuleisim ir apkeisim pusės. Lenksim kairį kelią, kairiosios rankos puspirčiai. Lieka ant kilimėlio, įkvepiam, dešinioji ranka atsiveria. Atsidaro, randam pasisukimą, tiesinam dešinę koją. Jeigu noris šiek tiek intensyviau, nuleidžiam, išguldom visą kairį delną ant kilimėlio. Kvepuojam, įkvepiam ir iškvepiam. Dar vienas. Ir iškvepiam iš lėto, nuleidžiam. Iš čia kojomis eisime šiek tiek į šonus, kol atsistosim taip plačiai kaip mūsų kilimėlis. Pėdos pirštai žiūri į išorę, kulnai žiūri į vidų ir su iškvepimu pilnai įsėdam. Rankos priešais krūtinę, surandam jogio įtupstą. Ir čia neleidžiam savo visiškai taip sukristi, bet laikom sėdmenis ir šlaunis švelniai suaktyvintas. Tiesinam nugarą su alkūnėmis, siunčiam kelius į išorę, leidžiam klubams atsiverti, kvepuojam, pečiai atpalaiduoti, atgal žandikaulis atpalaiduotas. Dar 3 kvepavimai. Kvepuojam giliai, ramiai. Stengiamės ilginti kiekvieną iškvėpimą. Taip leidžiant savo nervų sistemai dar labiau atsipalaiduoti. Dar vienas. Su kitu įkvėpimu dešinioji ranka nusileis ant kilimėlio, kairioji ranka atsidarys į viršų. Randam pasisukimą, įkvepiam, iškvepiam, grįžtam į centrą. Keičiam pusės, kairioji ranka nusileidžia, dešinioji atsidaro, įkvepiam, iškvepiam, grįžtam į centrą. Dar 2 kartus įkvepiam, iškvepiam į centrą, įkvepiam, atsidarom, iškvepiam į centrą, įkvepiam, atsidarom ir pasiliekam čia dar keletą kvėpavimų arba kam norisi šiek tiek intensyviau, apsikabinam su tavo dešinė ranka, savo kelį per priekį, kairioji ranka keliauja už nugaros ir galbūt sukabinsim savo rankų pirštus. Kvepuojam. Dar vienas. Su kitu įkvėpimu vėl rankos atsiveria, iškvepiam, grįžtam į centrą. Apkeičiam pusės, įkvepiam, kairioji ranka nusileidžia, dešinioji pakyla, žvilgsnis į viršų, vėl liekam čia arba sukabinam rankas už nugaros, dar labiau atveriant pečius. Dar 2. Dar vienas. Ir iš lėto vėl grįžtam į centrą. Gerai, turėtumėt jau jausti po truputėlį šilumą šlaunyse. Dar vienas kvepavimas. Įkvepiam. Ir iškvepiam iš lėto. Nusileidžiam ir atsisėdam. Iš čia keliausim į drugelio poziciją. Suvesim savo pėdas kartu vieną į kitą. Keliams leisim atsidaryti ir kulnus vedam link savęs tiek arti, kiek išeina. Rankomis apsikabinam savo pėdų pirštus, įkvepiam, išilginam nugarą ir iškvepiam, lenkiamės iš klubų į priekį. Tiek, kiek išeina, judesys neturi būti intensyvus, neturi būti didelis, pagal savo galimybės, be jokių lūkesčių. Taip, kaip šiandieną mūsų kūnui norisi. Kvepuojam. Galbūt su kitu įkvėpimu dar truputėlį milimetrų paeinam į priekį. Palinkstam į priekį. Nugarą paliekam išilgintą. Pečiai atpalaiduoti. Ramus kvepavimas.
įkvepiam ir iškvepiam. Dar vienas įkvepiam ir iškvepiam. Su kitu įkvėpimu po truputėlį vėl pakilsime. Ir šį kartą kojas padėsim šiek tiek toliau nuo savęs į tokią deimanto poziciją. Dabar rankos keliaus po mūsų blauzomis. Galbūt švelniai apkabinsim savo čiurnas, pėdas, ten, kur pavyksta. Ir šį kartą galim jau suapvalinti nugarą, leisti savo atsipalaiduoti į tokį pasyvų tempimą. Ir keletą kvėpavimų. Jeigu norisi užmerkti akis ir tiesiog stebėti savo kvėpavimą, kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Pastebėti savo kūno pojūčius. Dar vienas. Labai gerai, su kitu įkvėpimu vėl iš lėto pakilsime. Iš čia tiesinsim savo kairąją koją, o dešinėje pėdą privesim link kairiosios vidinės šlaunies pusės. Klubai žiūri link kilimėlio priekį. Su įkvėpimu rankos pakyla, įkvepiam, išilginam nugarą. Su iškvėpimu lenkiamės į priekį. Galbūt pagausim už savo pėdos, galbūt rankos nusileis ties čiurna, ties blauzda, ten, kur pavyksta. Įkvepiam, išilginam ir iškvepiam, lenkiamės į priekį. Iš čia galim švelniai sulenkti kelią ir su krūtine keliauti link šlaunies. Atpalaiduojam galvą. Ir dar 5 gilius kvėpavimus pasiliksim čia. Ir jeigu mintis pradeda klaidžioti, labai natūralu, kad taip ir bus ir ne kartą praktikos metu, stengiamės jas vėl ir vėl grąžinti į savo kvėpavimą ir į savo kūno pojūčius. Pats lengviausias būdas, kaip mums grįžti į tą čia ir dabar, į tą dabarties būtį, yra sutelkti savo dėmesį į kvėpavimą. Taip dažnai mes kvėpuojame tokiu autopilotu, nepastebint, kaip tas kvėpavimas pasidaro paviršutiniškas, greitas, negilus, tai per jogą ir stengiamės savo dėmesį išlaikyti, sutelkę į kvėpavimą ir į kvėpavimo kokybę. Su kitu įkvėpimu iš lėto pakilsime ir dabar čia mūsų dešinioji ranka keliaus už nugaros ir su įkvėpimu kelsim klubus į viršų, kairioji ranka keliauja virš galvos. Tai darom krūtinę, klubus, kvėpuojam. Dar 2. Įkvepiam ir iškvepiam iš lėto, nusileidžiam. Apkeisim puses, ištiesinsim savo dešinę koją priešai save, kairįjį kelį sulenksim, pėdą į vidinę šlaunies pusę, klubai vėl žiūri į kilimėlio priekį arba galą, įkvepiam, išsitiesinam ir iškvepiam, lenkiamės į priekį. Vėl ir mūsų rankos nusileidžia ant čiurnos, pėdas, nesvarbu, įkvepiam dar šiek tiek, pasitiesinam ir iškvepiam, lenkiame žemyn. Vėlgi savo kelią galim sulenkti tiek, kiek reikia, kad mūsų krūtinė priglustų prie šlaunies.
Atpalaiduojam kaktą ir pasiliekam čia. Stebim savo kvėpavimą. Kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Leidžiam savo išbūti kokybiškam judesy, kokybiškam dabarties momente. Giliai įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir su kitu įkvėpimu vėl iš lėto pakilsim. Iš čia kairioji ranka keliaus už mūsų nugaros. Su įkvėpimu keliam klubus į viršų, dešinioji ranka kyla virš galvos. Atveriam krūtinę, klubai į viršų, kvėpuojam. Dar vienas. Įkvepiam ir iškvepiam, nusileidžiam. Labai gerai, iš čia kryžiuojam kojas, rankos ant kilimėlio ir iš lėto žengiam atgal į žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Su įkvėpimu dešinioji koja pakyla, įkvepiam. Su iškvėpimu lenkiam kelią, atveriam klubus ir siunčiam savo pėdą link sėdmenų. Mūsų klubai atsidaro, mūsų pečiai lieka taip, kaip buvo, netidarom dešinę peties. Įkvepiam, iškvepiam, dar vienas įkvepiam, iškvepiam. Su kitu įkvėpimu dešinioji pėda žengia prie dešinio delno, tiksliau dešinio delno išorėje. Atsistojam taip plačiai kaip kilimėlis, randam driežo poziciją ir iš čia nuleidžiam kairįjį kelį žemyn. Dabar pasiliksime čia dar 1 minutę, tai įsitaisykit patogiai, galit likti ant rankų, galit nusileisti ant alkūnių. Galbūt jeigu atsinešėt pagalvėlių ar blokelių savo alkūnės, galit nuleisti ant pagalvėlės, ant blokelio. Jeigu galinis kelias jaučiasi šiek tiek jautriai, taip pat galit po juo pasidėti pleduką, rankšluostį, kad būtų šiek tiek minkščiau. Leiskit savo pilnai atsipalaiduoti į poziciją ir vėl stebėti savo kvėpavimą ir savo kūno pojūčius. Gana intensyvi pozicija. Tai stenkitės joje išbūti, neužlaikyti savo kvėpavimo. Dažnai, kai mums būna sunku, mes užlaikom savo kvėpavimą, šiek tiek jį sugniaužiam, sulaikom tiek įvairiose gyvenimo situacijose, tiek ir jogoj, tai pastebiu su savo jogiukais, kad kai būna sunku, sunkesnė pozicija, mes taip susikaupiam ir užlaikom tą kvėpavimą. Tai stengiamės jo neužlaikyti ir stengiamės fokusuotis kiekvieną įkvėpimą ir kiekvieną iškvėpimą. Naudojam savo kvėpavimą kaip įrankį, leidžianti mūsų kūnui dar labiau atsipalaiduoti, mūsų raumenims atsipalaiduoti. Labai gerai, dar porą kvėpavimų.
kitu įkvėpimu iš lėto vėl pakilsime ant rankų, ant delnų. Iš čia su įkvėpimu lenksim kairįjį kelį ir dešiniąja ranka sieksim atgal. Tai galbūt mums pavyks paimti už savo pėdos, už čiurnos, galbūt ne. Visai nesvarbu, jeigu nepavyksta, mes siekiam. Jeigu pavyksta, paimam už savo pėdos, galbūt dar šiek tiek ją patrauksim link savęs. Kvėpuojam 5 kvėpavimai. Stengiamės negreitinti savo kvėpavimo, kvėpuojam lėtai, ramiai. Būnam atidūs su savo kvėpavimu. Dar vienas. Ir su iškvėpimu iš lėto nuleisim dešinį delną žemyn. Ir dabar su dešiniąja pėda keliausim link priešingo kilimėlio šono, o dešinį kelį išguldysim link dešinio delno. Tai dabar mūsų blauzda yra maždaug 45 laipsnių kampu. Su kairiuoju keliu paeinam šiek tiek atgal ir pasižiūrim, kad mūsų klubai žiūrėtų link kilimėlio priekio. Rankas padedam šiek tiek plačiau nei mūsų kilimėlis, alkūnės žiūrės į viršų, įkvepiam, atidarom krūtinę ir iškvepiam, lenkiam alkūnės, leidžiame žemyn. Vėl įkvepiam, pakylam, slankstelis po slankstelio, iškvepiam, leidžiame žemyn. Galva nusileidžia paskutinę, dar porą kartų įkvepiam, pakylam. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Dar kartą įkvepiam, pakylam. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam, pakylam. Šį kartą rankos vėl grįžta link centro. Ir su iškvepimu keliausim rankomis į priekį, kol surasim sau patogią poziciją, kur galėsim pasilikti dar pusei minutės. Tai galbūt liksim ant dilbių, ant alkūnių, galbūt kryžiuosim rankas ir išguldysim kaktą ant rankų arba ant kilimėlio ir pilnai atsipalaiduosim į poziciją. Ramiai, lėtai kvėpuojam. Vėlgi neužkeliam pečių. Ir leidžiam savo tiesiog išbūti ramybėje. Jeigu mintis ateina, leidžiam joms ateiti ir išeiti. Dėmesį vėl ir vėl grąžinant savo kvėpavimą ir į savo kūno pojūčius. Ir praktikos metu aš galbūt kartoju tai dažnai, bet mūsų mintis jau tokios yra, kad jos yra linkusios blaškytis, tai reikia vėl ir vėl savo priminti ir vėl jas grąžinti į čia ir dabar. Labai gerai, su kitu įkvėpimu iš lėto vėl išeisim iš pozicijos. Rankomis grįšim atgal, užkabinsim galinės kojos pirštus ir dešinioji koja keliaus link kairiosios, grįšim į žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Ir čia leidžiam savo šiek tiek prasivaikščioti, prasieiti, prasijudinti, pastebėti, kaip skiriasi mūsų dešinioji ir kairioji pusė. Jaučiasi mūsų klubai, nugariniai šlaunies raumenys.
Su kitu įkvėpimu kairioji koja pakils į viršų, įkvepiam. Su iškvėpimu lenkiam kairį kelį, atveriam klubus. Pečiai neatsidaro. Kvėpuojam, įkvepiam ir iškvepiam. Dar vienas. Labai gerai, su kitu įkvėpimu žiūrim link kilimėlio priekio, kairioji koja žengs kairio delno išorėje. Randam driežo pozą, nuleidžiam dešinį kelią ir vėl pasiliekam ant savo delnų arba patogiai įsitaisom taip, kaip buvome praeitoje pusėje. Galbūt ant alkūnių, galbūt ant pagalvėlės, jeigu turite ant blokelio. Pasirenkame savo variaciją pagal savo galimybes. Susitelkiam į savo kvėpavimą. Dar 3 pilni kvėpavimai. Įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinis įkvepiam ir iškvepiam. Su kitu įkvėpimu vėl grįšime ant savo delnų. Iš čia lenkiam dešinį kelį, siunčiam kairę ranką atgal, galbūt vėl pagausim už savo pėdos arba čiurnos, galbūt pasiliksim siekiant link jos. Kvėpuojam 5 kvėpavimai. Turėtumėt jausti tempimą priekinėje šlaunies pusėje. Šiek tiek suintensyvėjusi. Dar 2. Dar 1. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu iš lėto nusileidžiam. Super. Su kairiąja pėda dabar eisim link priešingo šono, link priešingo delno. Kairį kelį išguldysim prie kairiojo delno. Vėl mūsų blauzda 45 laipsnių maždaug kampu. Ir su dešiniuoju keliu paeinam šiek tiek atgal. Rankos atsiveria, rankas atidarom plačiau, šiek tiek nei kilimėlis. Ir lenksime alkūnes. Įkvepiam. Su iškvėpimu iš lėto leidžiame žemyn. Įkvepiam, pakylam. Iškvepiam, lenkiam alkūnes, slankstelis po slankstelio leidžiame žemyn. Suderinam judesį su savo kvėpavimu, dar 3 kartai. Judam lėtai, švelniai. Galva pakyla ir nusileidžia paskutinę. Judam taip, lyg plauktume per medų. Švelniai. Paskutinis. Ir su kitu įkvėpimu vėl pakylam. Rankomis grįžtam link centro, įkvepiam. Su iškvėpimu rankomis keliaujam į priekį. Surandam savo poziciją ant alkūnių. Arba kryžiuojam rankas, galvą išguldam ant rankų.
Dar 1 minutę pabūsime čia. Susitelkėme savo kvėpavimą. Pečiai atpalaiduoti, žandikaulis atpalaiduotas. Pasimėgaujam buvimu čia ir dabar. Leidžiam savo tiesiog pabūti. Išbūti taip, kaip yra, išjausti. Ir savo dėmesį vėl ir vėl grąžinti į čia ir dabar. Giliai įkvepiam ir iš lėto ramiai iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Labai gerai, su kitu įkvėpimu iš lėto vėl grįšime ant rankų. Užkabinsim galinės kojos pirštus. Pakelsim kelią ir žengsime kairę koją prie dešiniosios. Surandam žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Galim vėl šiek tiek prasijudinti, prasivaikščioti, pralankstyti kelius. Pastebėti, kaip dabar jaučiasi mūsų klubai, kojos. Dar vienas pilnas kvėpavimas. Surandame pozoje ramybę, pečiai tolyn ausų, nugara išilginta. Ir su kitu įkvėpimu keliaujame link kilimėlio centro, kryžiuojame kojas ir atsisėdame. Atidarom savo kojas taip plačiai, kaip mums išeina. Šlaunikaulis spaudžiasi žemyn. Pėdos suaktyvintos ir pėdų pirštai žiūri link mūsų. Rankos priešai save, nugara išilginta, pečiai atpalaiduoti. Įkvepiam ir su iškvepimu, kiek išeina, keliausime į priekį. Vėlgi galbūt tai bus labai minimalus judesys ir to pakaks. Galbūt mes nusileisime ant alkūnių. Galbūt kažkam pavyks ir pilvą, krūtinę pilnai išguldyti ant grindų, tai kiekvienas pagal savo galimybės šiai dienai. Atsimenant, kad ir mūsų kūnas kiekvieną dieną jaučiasi kitaip, priklausant nuo to, ką mes veikiame praeitą dieną, ar intensyviau sportavom, ar daugiau sėdėjom. Kūnas irgi gali reaguoti kitaip, tad darom ne taip, kaip žinom, kad galėtume padaryti, bet taip, kaip šiandieną jaučiasi. Kvėpuojame dar 3 pilni kvėpavimai. Galbūt dar milimetrą paeisime į priekį, jeigu galimybės leidžia. Lenkiamės iš klubų, nugara išilginta, pėdos aktyvios, šlaunikaulis spaudžiasi žemyn. Giliai įkvepiam ir iškvepiam.
Su kitu įkvėpimu vėl iš lėto išeisime iš pozicijos, rankomis grįšime atgal, uždarysime savo kojas ir iš lėto nusileisime, atsigulsime ant kilimėlio. Prisitraukiam kelius prie savęs, apsikabinam, įkvepiam, galbūt pasvyruojam į šonus, pamasažuojam nugarą. Jeigu norisi dar prieš keliaujant į šavasaną padaryti kokią poziciją, tai leiskit savo paeksperimentuoti, įsiklausyti į kūną. Ir su kitu įkvėpimu kakta keliauja link kelių, stipriai save apsikabinam, įkvepiam, susirečiam į mažą kamuoliuką ir iškvepiam iš lėto, paleidžiam kojas, rankas. Ir prieš keliaujant į šavasaną kviečiu galbūt šiek tiek daugiau apsirengti, užsidėti ar tai kojines, ar megztinę. Jeigu turite pleduką, apsikloti pleduku. Kuo patogiau, šilčiau įsitaisyti. Ir kai būsit pasirengę, pečius atpalaiduokit žemyn ir atgal. Rankos palei kūną. Kojas atveriam šiek tiek į išorę, atidarom. Ir švelniai užsimerkiam. Ir keletą akimirkų leisim savo pabūti visiškoje ramybėje, poilsyje. Ir švelniai nuskanuosime savo kūną, pradedant nuo savo pėdų. Truputį atpalaiduojam savo pėdas, savo pėdų pirštus, savo kulnus. Atpalaiduojame čiurnas, blauzdas. Atpalaiduojame kelius. Atpalaiduojame šlaunis. Atpalaiduojame kojų raumenis. Mūsų kojos yra pilnai atpalaiduotos. Atpalaiduojame savo klubus. Atpalaiduojame savo pilvą. Savo apatinę nugarą. Leidžiame savo pilvui švelniai subliūkšti. Atpalaiduojam savo nugarą, kiekvieną stuburo slankstelę. Atpalaiduojame savo krūtinę, širdies ertmę, širdies plotą. Širdies plotas ir krūtinė dažnai būna ta vieta, kur mes laikome sukaupę savo nerimą, savo įtampą, stresą. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiame krūtiniai vis labiau atsipalaiduoti. Žinant, kad esame saugūs, žinant, kad esame mylimi, žinant, kad esame pakankamai. Taip ir tokie, kokie esame dabar šiuo momentu. Žinome, kad esame ten, kur turime būti. Atpalaiduojame savo rankų pirštus, savo delnus. Atpalaiduojame savo riešus, alkūnes, dilbius. Atpalaiduojame savo rankų raumenis, pečius.
Atpalaiduojame savo kaklą, žandikaulį, lūpas, nosį, akis. Atpalaiduojame savo kaktą, viršugalvį. Atpalaiduojame visą savo kūną. Mūsų kūnas yra pilnai atsipalaidavęs. Leidžiame savo pasimėgauti dar keliomis minutėmis visiškos ramybės ir kokybiško poilsio. Sustabdyti šią praktiką ir pabūti šavasinoj tiek, kiek norisi, kiek leidžia jūsų galimybė šiuo metu. Kai būsite pasiruošę šavasinos išeiti, iš lėto pradėkite judinti savo kojų pirštus, savo rankų pirštus, pagilinti savo kvėpavimą. Rankos keliauja virš galvos, išsitiesiam, prasirąžom. Galbūt kelius privedam prie krūtinės, apsikabinam save. Ir iš lėto keliaujame ant kairio arba dešiniojo šono. Dar keletą akimirkų pabūname čia. Ir iš lėto atsikeliame į sėdimąją padėtį. Akys vis dar lieka užmerktos. Rankas suvedame priešais savo širdies centrą. Padėkojame savo už praktiką, padėkojame savo kūnui, padėkojame savo dienai, galbūt tik prasidedančiai, galbūt jau besibaigiančiai. Ačiū labai. Namaste.